Nieko, nesikuklink. Štai lietuvaitė žurnalistė iš Ispanijos, kažkada jinai Eurosporto žvaigždė buvusi. Ne žvaigždė. Žvaigždė. Lietuvoje visi prisimena tave, kaip kalbinai Rimą Kurtinaitį ir kitus ten lietuviškai. Beje, visi galvojo, kad ta situacija su Kurtinaičiu, kad man sugadins karjerą, bet išėjo tik dar geriau. Man paskambino ir sako, čia Eurosportui labai geras dalykas, nes dabar visi galvos, kad mes turim žurnalistus iš viso pasaulio ir taip toliau. Papasako, kaip ten buvo su 3 milijonais? Su 3 milijonais, nu taip va. Tai mano viršininkas, tas, kuris komentuoja mačus Ispanijos ir dabar jau komentavo šiandien Lietuvos mačą, jo mėgstamiausia daina yra 3 milijonai. Ir jis šiaip, kai, pavyzdžiui, Ispanija nežaidžia, visuomet serga už Lietuvą ir sako, kad Ispanijoje visi esame truputį lietuviai, kai nežaidžia Ispanija. Tikrai nemeluoju. Ir paprašė manęs, kad jam išverščiau tą dainą. Ir aš jam išverčiau. Ir šiandien per mačą jis perskaitė visą vertimą. Ir aš jo paklausiau, kodėl nepadainavai lietuviškai? Sako, ne, lietuviškai dainuosi tu. O aš, kai nemoku dainuoti, tai jau ir nepadainavau. Bet užteko jo vertimo. Kaip manai, rytoj bronzą imsim? Turėtume paimti. Jei jau turim tokį šansą, tai neturėtumėm leisti, kad pasprūktų. Tai buvo gyvai Karina, mūsų lietuvaitė, pavergusi Ispaniją ir Eurosportą ir visą Europą. Jo, dabar dirbo Ispanijų televizijai. Kanalų, kuris vadinasi La Sexta. Šeštas kanalas. Galvau, apie seksą koks nors kanalas. Ne. Nors pavadinimas labai seksualus, bet ne. Čia yra vienas nacionalinių kanalų ir toks. Ten nėra tik tai sporto kanalas. Ten viso tipo programos. O jau, kai grįšiu į Ispaniją, nuo pirmadienio pradėsiu dirbti Marka televizijoje. O tai į Lietuvą užsakė kada nors, ar ne? O, į Lietuvą atvažiuoju labai dažnai. 3 kartus per metus. Gerai. Tai lauksim dar dažniau. O mes į Ispaniją atlėksim, į svečius. Būtinai. Ir dabar dar fanam linkėjimų kokį nors perdaug. Sirkit už Lietuvą rytoj, kai mums to tikrai prireiks. Bet aš net neabejoju, kad sirks, nes Lietuvos fanai tai yra geriausi pasaulyje. Ir ispanai apie tai visuomet pasakoja mačų metu. Turkija!